Top 10 matomas šioks toks sužaliavimas. Lyderis Dogecoin po gandų, kad Elonas įtrauks šį koiną į Twitterį. Per 7 dienas pakilo net 30% ir įsitaisė 8 vietoje. Solana, ilgai prabuvusi tarp lyderių, dabar nustumta į 16 vietą. Bitcoin per ilgai užsibuvęs ties 16 000, žengtelėjo porą laiptukų aukštyn ir jau visą dieną laikosi virš 17 000. Na tai gerą dieną, jaunimas! Pradėjom šiek tiek kitaip su kripto naujienų serija iš 2022 metų gruodžio mėnesio. Pamenu, kaip sunku tada buvo rasti pozityvo rinkoj ir pririnkti teigiamų grafikų, bet dabar jau galiu plėšytis marškinius ir rėkti. I told you so! Atrodo, kad BTC augimas šiek tiek aprimo, tai pats laikas laideliai. Šiandien dėmesio skirsim Elonui, Dogecoinui ir be abejo Bitcoinui. Tai 3-4 važiuojam. Bitcoin po įspūdingo augimo ir rekordinės dienos žvakės savo all-time high vis naujino kas valandą. Keliose platformose buvo pasiektas $90 000 lygis. Turbūt nedaug kas tikėjosi šiemet pamatyti šį skaičių. Bet kai sudedi visus įvykius į vieną krūvelę, tai nėra kuo stebėtis. Juk šiemet pasileidę ETF-ai jau sukaupė virš 5% visų bitkoinų, Sailoras perka kaip patrakęs ir nors pliuse su savo investicija yra $12 milijardų, vis tiek ruošiasi surinkti dar 42 milijardus BTC pirkimui. Butanas prikasė 13 000 monetų ir toliau hodlina, Salvadoras perka kasdien po bitkoiną, USA svajoja 1 milijoną monetų supirkti per 5 metus, didžiosios mining kompanijos kasa ir neparduoda, pensijų fondai, universitetai perka, turto valdytojai patarinėja savo klientams kuo greičiau pirkti. Kas čia dabar vyksta? Ir kodėl taip greitai? Juk dar laukiam didžiosios juodosios gulbės. Negi nebeatskris ir išsipildys Moonboysų scenarijus su žalia omega žvake ir bananų zona. Turim sutikti, kad puikus metas būti gyvam ir tame dalyvauti. Top 10 gražų skaičiai. Bitcoin apsistojo ties 88 000 ir tikiuosi nepridarys nesąmonių, kol sukarpysiu ir įkelsiu laidelę. Dogecoinas plus 98% su didžiausiu 7 dienų prieaugiu įsitaisė 6 vietoj, turėdamas $57 milijardų market capą. Net senelė Adelė užsiropštė į 9 vietą ir per 7 dienas pašoko 51%. Čia po Hoskinso apsilankymo pas valdžios atstovus. Jungiamės naujienas ir pradedam nuo karščiausios. Trumpas paskelbė, kad Elonas Muskas vadovaus naujam JAV vyriausybės departamentui, kurio pavadinimas bus Department of Government Efficiency. Kartu su juo šias pareigas užims verslininkas Vivekas Ramasvamis, kuris yra Bitcoin friendly ir taip pat dalyvavo prezidento rinkimuose. Trumpas palygino jų naujas pareigas su Manhatano projekto darbu, kuriuo metu buvo sukurta atominė bomba. Muskas rašė, grėsmė demokratijai? Ne, grėsmė biurokratijai. Pasak jo, tai sukel šoką sistemai ir visiems susijusiems su valstybės lėšų švaistimu, o tai yra labai daug žmonių. Naujojo padalinio akronimas DOGE sutampa su milijardieriaus propaguojamos kriptovaliutos Dogecoin pavadinimu. Naujasis departamentas ketina išardyti biurokratiją, mažinti reguliavimą, restruktūrizuoti agentūras. Kas įdomiausia, kad darbai turi būti pabaigti iki 26 metų Liepos 4 dienos, nepriklausomybės deklaracijos pasirašymo 250 metinių. Per 1,5 metų memų lordas ruošiasi iššluoti visus kabinetus. Ohoho! Na, Muskas patirties šitam reikalė jau turi, kai po Twitterio nusipirkimo atleido apie 80% darbuotojų. Man vis dar nesitiki, kad tai vyksta. O tęsiant Dogecoino temą, tai Reddit'e radau seną postą iš pačio Doge sukūrėjo. Taigi vyrukas vardu Billy Markus 2013 metais ant Bayerio per 3 valandas sukūrė pirmąjį pasaulyje memcoiną. Jis pasakoja, kad 2015 metais prarado darbą ir išsigandęs pardavė visą savo kriptovaliutą, kad nusipirktų naudotą Honda Civicą. Oh dear. Tekstas papostintas pandeminiu laikotarpiu ir jis rašo, mano mama šiuo metu stengiasi sumokėti būsto įmokas ir greičiausiai neteks savo namų.
ir jei prieš daugelį metų nebūčiau nusimetę savo investicijų į kriptovaliutas, būčiau galėjęs jai lengvai padėti. Toliau jis pasakoja, kad vienas blogietis, sukūręs piniginę patogiam Dogecoin laikymui, pavogė iš žmonių 21 milijoną monetų. Neblogas skaičius. Šis įvykis labai subūrė bendruomenę ir buvo įkurtas Dogecoin fondas, kurio tikslas buvo padėti žmonėms grąžinti pinigus. Ir ši dvasia nesiliovė. Bendruomenė aukojo Dogecoin tiek geriems tikslams, pavyzdžiui, padėdama statyti vandens šulinius Afrikoje, padėdama sujungti tarnybinius šunis ir vaikus, tiek ir kvailiems bei linksmiems tikslams, pavyzdžiui, padėdama išsiųsti Jamaikos bobslėjaus komandą į olimpinės žaidynės arba remdama NASCAR lenktynininką. Kaip matėm, šiai dienai monetos market capas yra 57 milijardai dolerių, kas yra daugiau ne visa Volkswagen kompanija. Va tau ir bayeris per 3 valandas. Ta proga traderis Ali Martinezas, pasiėmęs matlankį, greit pabraižė tolesnį Dogecoino kainos judėjimą. Jis sako, kad trumpesniuose laiko rėmuose Doge rodo bulių vėliavą. Jei 35 centų palaikymo lygis išsilaikys, šis modelis rodo potencialų 45% augimą ir gali pasiekti 56 dolerio centus. Na, dėmesio šuniukui užteks, judam toliau. Turto valdytojas Bernstein, kuris valdo 800 milijardų dolerių vertės turtą, pirmadienio rytą išplatino tokį pranešimą savo klientams. Sveiki atvykę į kriptovaliutų bulių rinką. Pirkite viską, ką tik galite. Nekovokite su tuo. Kuo greičiau pridėkite kriptovaliutų į savo portfelius. Neblogai. Ir nėra čia ko stebėtis, kai pamatėm 8000 dolerių dienos augimo žvakę. Jaunimas kuria palyginimus aukso mylėtojams ir praneša, kad vienas bitkoinas jau kainuoja daugiau nei 1 kilogramas aukso, nors auksas taip pat pramušė savo rekordus. Vis garsiau girdimos nuomonės, kad Trumpas sudarys kripto draugišką ministrų kabinetą, kuris stengsis įvykdyti jo duotą pažadą, kad Amerika taptų pasaulio kripto sostinė. Oranžinis dėdė dar net nepradėjo savo pareigų eiti, o kripto rinka auga kaip ant mielių. Senatorė Loomis pristatė planą, pagal kurį Amerika kasmet pirktų po 200 000 BTC į savo iždą 5 metus. Amsterdamo konferencijoje dar prieš mėnesį Joanna Kotar iš Vokietijos Bundestago sakė, jei USA pradės kaupti Bitcoin, Europa pasigaus FOMO ir bus konkrečiai šluojamos monetos iš rinkos. Ta tema Telegram grupiai turim įdomų postą, rubrikoje per Translate be šaltinio. Tai neprisijungusius kviečiu tai padaryti. Pakvietimas komentaruose. Toliau tvytas iš legendinio traderio Peterio Branto. Jis klausia, kokiai stovyklai priklausote jūs? Kai kurie sako, kad bitkoinas yra overbought. Kiti sako, kad bitkoinas ką tik iškišo nosį iš olos ir turi dar daug erdvės augti. Ant stipriai atzoominto grafiko jis nupaišo tokią pat žalią augimo liniją, kokią jau turėjom nuo meškų rinkos dugno iki dabar. Ir pasvajodami gali matyti, kad viršūnės taškas yra ties 327 000, o viduriukas rodo apie 135 000 dolerių. Aišku, nereikia pamiršti ir CME gapo, į kurį rodo daugumą traderių sakydami, kad dar turėsim nusileisti bent iki 78 000 dolerių. Labai geras Raul Palo naujas interviu yra YouTube'ai The Diary of a CEO kanale. Daug įdomių įžvalgų pabėrė naujokams suprantama kalba. Manau, kad sutinku su jo nuomonė, kad ateinančiam cikle labai didelį pyrago gabalą gali atsipjauti memcoinai. Tai nesigaudančius toje temoje raginčiau pradėti domėtis, mokintis, nes, kaip jis sakė, yra daug pavyzdžių, kai žmonės išmokę pagrindus, susitvarkė su rizikom ir psichologijom, 500 dolerių paverčia į 6-ženklės sumas. O kas svarbiausia, kad tas traukinys dar nenuvažiavo. Toliau Bitcoin ketvirčio rezultatai. Visą vasarą sėdėjom sukandę dantis ir guodėm save grafikais, kad va, 4 metų ketvirtis tai duos vaizdų. Kol kas viskas palei planą ir įpusėjęs ketvirčiui BTC pakilo 38%, Ethereum ūgtelėjo 21%. Mėnesinis rezultatas taip pat atrodo puikiai, plus 25%. O likvidacijų lentelė atrodo labai skaudžiai. Mačiau išmokamų grupių traderiai rašo, kad iki savaitgalio susideda savo matlankius ir skriestuvus į stalčius, nes likvidacijų sumos per tokius stiprius šokinėjimus kasdien sudaro 100 milijonų dolerių. Toliau dar vieno traderio postas. Rekt Capital pasikapstę žvakių istoriją išskaičiavo, kad jeigu pasikartos 2020 halvingo metų metinė žvakė,
Tai gruodžio 31 vidurnaktį lauke šaudant fejerverkams Bitcoin kaina turėtų pasiekti apie $96,5 tūkstančių. Tiesa, į šitą teoriją pirmą kartą papostino vasario mėnesį, kai BTC kainavo apie $52 tūkstančius. Tas 96 jau nieko nenustebins, ypač po paskutinės savaitės. Šampaną šausim, kai hitinsim 100 000. Tikėkimės, kad dar šiemet. O istorijos archyvuose turim straipsnį iš 2015 metų, kuriame Financial Times rašė, kad Bitcoin vieta yra ilgoje piramidinių schemų istorijoje. Aha, rūkyk Antanai. Dabar tas pats laikraštis popieriniam variante pirmam puslapį išspausdina, kad BTC pasiekė $80 000. Na, pabaigai, kaip ir žadėjau, išrinksim Bitcoin kepuriuko laimėtoją. Daugumą atspėjot, kad kitąmet gegužės gale planuoju į Las Vegase vyksiančią didžiausią Bitcoin konferenciją. Na ir aišku, daugiau pakeliaut per porą valstijų, jei viskas judės pagal planą. Tai atsirenkam komentarus, spaudžiam start. And the winner is Jimbo Man, kuris atspėjo, kad keliausiu į Las Vegasą. Sveikinu laimėtoją ir lauksiu žinutės Telegrame dėl prizo išsiuntimo. Tai tiek šiandien naujienų iš manęs, jei patiko spaudžiam laiką, laukiam naujo All Time High, iki kito karto ir bye bye.